Michaelas Jacksonas - žmogus, kurio muzika pakeitė pasaulį, o gyvenimas iki šiol kelia begalę klausimų. Filme Michaelas pagaliau bandoma parodyti jį ne tik kaip scenos karalių, bet kaip ir žmogų už viso to šlovės pasaulio. Šiandien pažiūrėsime, kas filme buvo tikra, kas liko už kadro ir kokių faktų apie Michaelą Jacksoną bei patį filmą galbūt dar nežinojote. Kino paslaptys. Jafarui Jacksonui filmas Michaelas tapo debiutu kine. Pagrindinį vaidmenį filme atlieka jo tikras sūnėnas Jafaras Jacksonas. Jis buvo Michaelo brolio Jermino sūnus. Įdomu tai, kad toks milžiniškas vaidmuo tapo pirmuoju Jafaro vaidmeniu vaidybinėme kine. Be abejonės jis turėjo ir asmeninių prisiminimų apie dėdę, jis yra pasakojęs, jog prisimena laiką iki šiol, kurį leido kartu ir net yra minėjęs, kaip vaikystėje matė Michaelą koncertuojantį Niujorke. Deja, bet Michaelas mirė lygiai mėnuo iki 13-ojo Jafaro gimtadienio. 3 Michaelo broliai ir seserys filme visai nepasirodo. Nors filme matome didelę Jackson šeimos dalį, Rebė, Randy ir Janet Jackson filme apskritai nėra. Ir Janet nebuvimas ypač krenta į akis, nes ji pati vėliau tapo viena garsiausių pasaulio atlikėjų. Janet pati atsisakė būti įtraukta į filmą, o Rebė ir Randy nebuvimo priežastys viešai nebuvo aiškiai paaiškintos. Jafar Jackson šoko iki tol, kol jo pėdos kraujavo. Jafarui neužteko tiesiog panašiai atrodyti į Michaelą. Didžiausias iššūkis buvo išmokti judėti taip, kad žiūrovas pamirštų, jog prieš jį visai kitas žmogus. Jafar pasakojo, kad repetuodavo valandų valandas, kol vienas konkretus judesys atrodydavo teisingai. Krūvis buvo toks didelis, kad kartais jo pėdos nutirpdavo, o kitais atvejais net pradėdavo kraujuoti. Kitą rytą jis atsikeldavo visas skaudantis ir vis tiek grįždavo repetuoti. Neįtikėtinas atsidavimas, bravo. Filmui buvo pastatyta visa senovinė Toys R Us parduotuvė. Michaelas Jacksonas garsėjo meilė žaislams, o viena jo mėgstamiausių vietų buvo Toys R Us. Yra dokumentuotų istorijų, kaip jis ten išleisdavo $1000 vienu apsipirkimu. Pavyzdžiui, 1993 metais Taivane jis prisipildė apie 10 vežimėlių žaislų. Problema filmo kūrėjams buvo ta, kad senosios Toys R Us parduotuvės jau praktiškai buvo išnykusios. Kompanija 2017 metais JAV pateikė bankroto prašymą, o 2018 metais uždarė paskutinės savo senąsias parduotuvės visoje Amerikoje. Todėl 2024 metais Burbanke kūrėjai paėmė tuščią buvusią Kmart parduotuvę ir pavertė ją autentiškai atrodančią 80-ųjų Toys R Us su senu logotipu, vitrinomis ir laikmetį atitinkančiomis dekoracijomis. Charlio Chaplino Smile buvo viena mėgstamiausių Michaelo dainų. Filme yra scena, kur Michaelas dainuoja Smile. Tai neatsitiktinai pasirinkta daina. Smile melodiją sukūrė Charlie Chaplinas 1936 m. filmui Modern Times. Kiek vėliau jai buvo parašyti ir žodžiai. Michaelas nekartą buvo siejamas su šia daina kaip su viena mėgstamiausių, o 1995 metais pats įrašė jos versiją albumui History. Po Michaelo mirties ši daina įgavo dar didesnį reikšmę. 2009 m. Liepos 7 d. per Michaelo atminimo ceremoniją jo brolis Jermaine Jackson atliko būtent dainą Smile. Smile, though your heart is aching. Michaelas iš tikrųjų buvo apsėstas Peterio Peno istorijos. Filme Michaelas skaito Peterį Peną ir kalba apie Neverlandą ir akivaizdžiai žavisi istoriją apie berniuką, kuris nenori užaugti. Tai nėra filmo kūrėjų sugalvotas simbolizmas. Michaelo ryšys su Peteriu Penu buvo labai gerai žinomas. Vėliau savo didžiulę Kalifornijos rančą jis net pavadino Neverland Ranch pagal Peterio Peno pasaulį, kuriame vaikai niekada neužauga. Michaelas daug kartų kalbėjo apie prarastą vaikystę, nuo labai mažo amžiaus jis koncertavo, repetavo ir dirbo, todėl įprasto vaiko gyvenimo praktiškai neturėjo. Šimpanzė ir net lama tikrai egzistavo. Žiūrint filmą gali pasirodyti, kad gyvūnų kiekis jau šiek tiek perdėtas, bet šitoje vietoje tikrasis Michaelo gyvenimas buvo net keistesnis. Garsiausias jo augintinis buvo šimpanzė Bubbles, gimusi 1983 metais. Bubbles ilgą laiką gyveno kartu su Michaelu, keliaudavo su juo, pasirodydavo viešumoje ir net dalyvavo Michaelo vaizdo klipe Leave Me Alone. Jis taip pat keliavo kartu su Michaelu į Japoniją. Ir šimpanzė viskas nesibaigė. Michaelas turėjo lamą, gyvates, žirafas, tigrus, flamingus ir kitus egzotinius gyvūnus. Beat It filmavime iš tikrųjų susitiko konkuruojančių gaujų nariai.
Michaelas norėjo, kad klipas ne tik pasakotų apie dviejų gaujų konfliktą, jis norėjo tikrų žmonių. Todėl filmavime buvo pakviesta maždaug 80 tikrų Los Andželo gaujų narių, tarp jų žmonių siejamų su konkuruojančiamis Crips and Bloods grupuotėmis. Kartu filmavosi be abejonės ir profesionalūs šokėjai. Režisieriui Bobo Giraldi ši idėja iš pradžių labai nepatiko ir nebereikalo. Jis vėliau pasakojo, kad jau pirmą filmavimo vakarą tarp gaujų narių prasidėjo incidentai, o policija net svarstė filmavimą nutraukti. Michaelas tikėjo, kad jeigu konkuruojantys žmonės pabus kartu ir pamatys bendrą kūrybinį procesą, galbūt bent trumpam pamirš konfliktus. Kai prasidėjo didžioji šokio scena, gaujų nariai stovėjo aplink profesionalius šokėjus ir tiesiog stebėjo. Taigi filme rodoma Michaelo mintis suburkime dvi nesutarančias pusės ir padarykime kažką kartu buvo tikra. Jis realiame gyvenime iš tikrųjų pabandė tai padaryti. Michaelo plaukai filmuojant Pepsi reklamą iš tikrųjų užsidegė. 1984 m. sausio 27 d. filmuojant Pepsi reklamą įvyko viena garsiausių nelaimių Michaelo gyvenime. Scenoje turėjo suveikti pirotechnika, tačiau vienas sprogimas įvyko per anksti ir uždegė Michaelo plaukus. Jis patyrė rimtus galvos odos nudegimus. Šis incidentas yra svarbus ne tik todėl, kad atrodo neįtikėtinai, vėliau jis dažnai buvo siejamas su laikotarpiu, kai Michaelui dėl skausmo pradėjo reikėti stiprių nuskausminamųjų. Realiame gyvenime po gydymo jis ligoninėje neužsibuvo taip ilgai, kaip gali pasirodyti filme. Na, o dabar pakalbėkime apie tai, kas filme liko beveik nepaliesta. Filmas beveik visiškai ignoruoja Michaelo romantinį ir platesnį asmeninį gyvenimą. Žiūrint filmą susidaro įspūdis, kad už scenos jo gyvenimą sudarė muzika, šeima, žaislai ir gyvūnai. Tuo tarpu realiame gyvenime Michaelas bendravo su daugybė garsenybių, turėjo artimų draugysčių su tokiais žmonėmis kaip Elizabeth Taylor ar Brooke Shields, o vėlesnių gyvenimo laikotarpiu buvo vedęs Liza Marie Presley ir Debbie Rowe. Tiesa, pirmasis filmas baigėsi dar 1988 metais, todėl jo santuokos natūraliai nepatenka į šią istorijos dalį. Tačiau net to laikotarpio draugystėms bei emociniams santykiams filmas skiria labai mažai dėmesio. Tai pastebėjo ir nemažai kritikų, kurie filmą kaltino parodant Michaelą gana izoliuotą ir paviršutiniškai atskleidžiantį jo vidinį gyvenimą. Beveik nepaliesta Jacksonų šeimos Jehovos liudytojų vaikystė. Michaelo motina Catherine buvo Jehovos liudytoja ir vaikai buvo auginami pagal šios religijos taisyklės. Tai reiškia, kad šeimoje nebuvo įprasta švęsti kalėdų ar gimtadienių. Jermaine Jackson vėliau prisiminė, kaip vaikystėje matydavo kitus namus išpuoštus kalėdoms, o jų namai likdavo be dekoracijų. Šis faktas labai svarbus Michaelo istorijai, nes padeda suprasti jo vėlesnį norą susikurti tą vaikystę, kurios jo paties manymu jis neturėjo. Žaislai, atrakcionai, gyvūnai ir galiausiai Neverlandas. Na, o dabar dar keli faktai apie patį filmą. Michaelas tapo pirmuoju biografiniu filmų istorijoje perkopusiu milijardą. Filmo biudžetas buvo apie $155 milijonus, o pasaulinės kino teatrų pajamos šiuo metu siekia maždaug $1 milijardą ir 16 milijonų. Tai reiškia, kad Michaelas tapo pirmuoju biografiniu filmu istorijoje perkopusiu $1 milijardo JAV ribą. Jis gerokai aplenkė ankstesnį muzikinės biografijos rekordininką Bohemijos Rapsodiją, kuris pasaulyje surinko apie $910 milijonų. Filmas vos netapo 2 dalių projektu, o dabar tęsinys vis tiek kuriamas. Filmo kūrėjai nufilmavo gerokai daugiau medžiagos nei pateko į galutinę 127 minučių versiją. Vienu metu ankstyvas montažas, kaip pranešta, truko net 4 valandas, todėl buvo rimtai svarstoma filmą padalinti į 2 dalis. Galiausiai pirmą filmą nuspręsta užbaigti maždaug ties 1988 metais Bad Eros laikotarpiu. Tačiau filmas tapo milžinišku hitu ir 2026 m. rugpjūtį Lionsgate jau patvirtino, kad tęsinys vystomas. Studija tikisi pradėti filmavimus 2026 m. pabaigoje arba 2027 m. pradžioje. Kada tiksliai dienos šviesą išvys antroji dalis dar nėra aišku, tačiau sklinda kalbos, kad tai galėtų būti 2028 m. pradžia. Šiam kartui tiek. Parašykite komentaruose, apie kokį filmą ar serialą norėtumėte pamatyti sekantį video. Na, o jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas, nepamirškite jo pamėgti bei prenumeruoti kanalą. Ačiū, kad žiūrėjote.